Sako, kad mes, žinokit, streikuosime, išeisim, tai toliau dalyvausim, bet žinokit, mes jums siūsim medžiagą, viską, ugdymosi procesas, dabar mes praktiškai čiut nieko nevyks, tam, kad jūs galėtumėt pasiruošti egzaminą. Tai koks darbuotojas iš principo sako, kad, žinokit, aš ant popieriaus nedirbsiu, bet iš tikrųjų, žinokit, dirbsiu, turėkit omeny, viskas bus gerai. Tai čia toks atrodo labai gražu. Aš tai norėčiau matyti tokią visuomenę, tokius mokytojus ir kad mokiniai kad tai įvertintų. Na, žmonės gali prisijungti tą maršrutą nuo bet kada ir dalyvauti iki bet kada. Tai iš principo žmonės jau eina, žmonės taip parodo, kad jiem rūpi, jie susitinka su vietos bendruomenėm, su sprendimų priėmėjais, su regioninė žiniasklaida ir pasakoja žmonėms, žiūrėkit, mums čia skauda, mums čia yra svarbu ir valstybei tai yra svarbu ir jos ateičiai yra tai svarbu. Mes visą laiką prieš kiekvienus rinkimus, opozicija, nepriklausomai nuo politinės jėgos, visi sako, švietimas yra prioritetas. Ir tada švietimo susitarimą, kaip norim, taip taškom. Tada iš principo gaunasi, kad dėl tų atlyginimų, kurių iš tikrųjų reikia, kad mokytojo profesinė taptų prestižinė, kaip idėja Lietuvai yra iškelta mintis. Mes to nesiekėm, to politinį retorikai nebevartojam, bet kiekvieną kartą atvykę į mokyklą mes pasakom, žiūrėkit, kaip gražu, ką jūs čia darot, koks jūs didelis prioritetas, bet kad mes ignoruojam tas tendencijas, tai iš tikrųjų liūdna. Tai aš biškai labai nukrypau, atsiprašau, bet mes su komanda, su maždaug 40 žmonių, kiekvieną dieną dėliojam tos maršrutus, dėliojam teisinius dalykus, tėvų pateisinimus, sutikimus, dalyvių sutartis. Taip toliau bendravom su žiniasklaida, ruošiam maketus, vizualus, taip toliau viską, ką jūs matot, eventą, kurį galit pasekti, pamėgti ir paspausti going ir tenai sekti informaciją. Visa tai buvo dėliojama naktimis iki 3-4 ryto ir tik tai buvo tada ruošiamasi pamokom ir einama į kontrolinius. Tai iš tikrųjų aš manau, kad yra tragiškai gražu iš mūsų kaip nevyriausybinės organizacijos pusės. Paplokim. Nepavyko pasiekti susitarimo, tai mokytojų atlyginimo kėlimas jau šį mėnesį, galbūt nuo šio mėnesio pirmos dienos, o jau rugsėjais eina į pabaigą ir tuomet dar 20% ir kitų metų sausį dar 30%. Tai, mieli kolegos, kaip jūs galbūt šioje vietoje manote, ar toks mokytojų bei pačios profsąjungos motyvas, prašymas, reikalavimas yra pagrįstas, kaip jūs įvertinate, kokias galbūt reakcijas matote iš visuomenės, socialinės medijos ir panašiai? Tai, kad mokytojų algos turėtų kilti, taip? Tai aš manau, kad jos tikrai turėtų kilti dėl to, nes pavyzdžiui, naujas mokytojas atėjęs į mokyklą gauna mažiau negu valytoja. O mokytojų tu dirbi labai ilgai, nes jeigu tu esi mokytojas, tu turi eiti dirbti mokytojų dėl pašaukimo. Tai reiškia, kad tu mažiau gaudamas už valytoją, tu nepragyvensi taip patogiai visai. Tai aš manau, kad mokytojų atlyginimas tikrai turėtų kilti, tai skatintų, įdrasintų gal labiau jaunus žmonės tapti mokytojais, nes bent jau iš mano perspektyvos, iš pažįstamų žmonių, ne visi nori būti mokytojų. Vien dėl to, nes... Kaip? Dėl to, nes atlyginimai maži. Gal daugiau? Aš eičiau. Ačiū už reakciją už publikos. Tai reikia jaunam žmogui, kuris baigė mokyklą, pasiūlyti patrauklę karjerą, kuri leistų oriai gyventi, kuri tada gabų iš tikrųjų ir potencialų nuoširdžiai norinti to užsimti mokinį, kuri sudarytų tiesiog sąlygas jiems. Nes dabar tas atlyginimas, jisai iš principo atbaido tokį žmogų, ta prasme, nuo tokių studijų, nes aš baigsiu pedagogikos studijas, aš tada iš principo dirbsiu kurį laiką už šiek tiek mažesnį atlyginimą, ne? Tada galbūt po 5-10 metų aš turėsiu kitokį atlyginimą, tada mane ten bendruomenė vertins ir toliau man labai sunku integruotis į vyresnį kolektyvą irgi visą laiką. Tada aš turėsiu konfliktus su mokyklos vadovais, tai toliau dėl savo tokio mąstymo jaunatviško vis tiek greičiausiai. Ir galų gale aš dar turėsiu labai tragiškai didelį krūvį. Ir aš visą laiką būsiu pervargęs, visą laiką negalėsiu išvažiuoti normaliai atostogų, turėsiu užsiiminėti savo neformaliom veiklom, greičiausiai tik tai ten kartą porą savaičių per metus. Ir, iš principo, jokio jauno žmogaus toks karjeros kelias nežada. O jeigu žiūrim į tos, kurie baigė pedagogikos studijas, tai jie visi eina į privatų sektorių, vis ten yra geresni atlyginimai, bet jie tenais tada jau eina pakankamai noriai ir viskas yra tvarkoj. Bet jeigu šitas reikas yra tiesiog atkreipti visuomenės dėmesį į švietimo problemas, tai mes jau galėsim išeiti aukštai pakeltą galvą ir sakyti, kad iš tikrųjų mes padarėm
labai daug ir mes pasiekėm savo pergalę. Nes iš tikrųjų reikia tiesiog atsakingos švietimo politikos. Tai va, tai adekvatu ar neadekvatu reikalauti atlyginimo, aš nedėlioju valstybės biudžeto, bet aš galiu pasakyti, kad mūsų interesų grupė moksleivių yra labai neadekvatu to reikalauti, netgi reikėjo žymiai seniai. Supratau, ačiū už įžvalgą. Galim paploti vėl visi visų pasisakymams. Ir tuomet judame prie antrojo reikalavimo, kuris panašu bus išpildytas, tai būtent didžiausio leistino mokinių skaičiaus mažinimas klasėse, būtent pirmose 12 klasėse iki 26 mokinių patalpoje, o pirmose 4 iki 22 mokinių klasėje. Tai jūsų manymu, ar šis pokytis turės reikšmę praktikoje, tai jūs, kai mokotės į savo mokyklose, jausdavote, jog mokinių ugdymo procesui efektyvinti klasė galėtų būti mažiau mokinių, tai būtų geriau, būtų blogiau, kaip pernešė reikalavimą situaciją. Faktas, kad tai, kad mažesnės klasės darys su kuo mažiau mokinių, nes paskui, pavyzdžiui, klasėje mokosi 30 mokinių, mokytojai, kad skirti laiko ir vienam mokiniui, užtrunkam, galime įskirti mažiau šiek tiek, jo. Tai ką per pusantros arba minutę galima išmokyti mokytis, taip pat paklausti, ar tu šitą supranti, gal tau reikia pagalbos, ar viskas gerai, ar tai viskas gerai. Tai tas tikrai pagelbėtų, nes labai daug mokinių renkasi korepetitorius po pamokų, vakarais, po 2-3 korepetitorius į dieną, 5 kartus per savaitę. Tai tikrai yra dar didesnis krūvis tiek pačiam mokiniui. Tai tikrai pagelbėtų, nes daugiau dėmesio galėtų skirti vienam mokiniui, jis tikrai labiau pasiruoštų. Nereikėtų papildomai leisti ir pinigų ir skirti dar daugiau laiko ieškant korepetitoriaus, mokantis pas korepetitorių. Nesakiau, kad tai blogai, bet tiesiog pagerinti, manau, tą visą ugdymą. Aš būtent tai ir manau. Aš manau, kad čia mes labai gerai mano kolegos išsireiškė. Aš galiu vėl, kaip ir visiems žurnalistams čia šiandien pasakoti, labai operatyviai, politiškai greitai atsakyti, bet aš nenorėčiau to daryti, aš norėčiau duoti savo pavyzdį. Iš principo, kai tau yra liūdna ir kai tu esi pervargęs ir tu kažko nesupranti, tu atrodo, neturi į ką atsiremti. Būna dažnai su tėvais, kiekvienas pakonfliktuoja. Tu turi klasėje draugus, su kuriais dalim sutari, dalim nesutari. Ir toliau, yra visokių konfliktų, yra visokių dramų ir taip toliau. Ir tu esi kartais mokykloje toks tragiškai vienišas ir iš tikrųjų mokytojas, dažnai kaip žmogus, su branda mokykloje, yra vienintelis, kuris tau gali padėti, kuris tau gali pasakyti, kad jaunuoli, viskas gerai, čia gyvenimas dėl to nesugrius, tu ramiai eik, išsimiegok ir toliau eik į priekį. Ir kai mes klasėje turim 30 vaikų, po pamokos, jeigu jie visi pasiliktų ir prieitų prie mokytojo, jisai tai galėtų suteikti vienam, 2, maksimum 3. Kiti liktų be to ir jie tada lieka vieni. Tai kuo mes, turim mažiau mokinių, tuo mes turim glaudesnę bendruomenę ir klasėje, ir kartu su mokytoju. Ir jau tie visi objektyvūs dalykai, daugiau galima prisiderinti prie kiekvieno poreikių. Mes turim specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus, klasės turime gabius, turim socialinio, ekonominio, kultūrinio konteksto vaikus klasėse, turime tos, kurie turi spragų tam tikrose dalykuose, kur reikia individualiai prieiti ir paaiškinti, kaip veikia ten ta lygtis. Bet prie vieno to mokinio, tu jam per minutę, tas metu nepasiimsi chronometro, nepasėdėsi ir nepaaiškinsi tas labai greitai ir neprieisi prie arba aiškini vienam, arba tu aiškini kitam ir tada kaip tu klasę kreipi. Ar labiau prie vienos, ta prasme, grupės orientuojasi, ar labiau prie kitos. Kas tau yra svarbiau? Ir kaip mokytojas tu turi nuspręsti. Va čia yra 30 jaunų žmonių, nuo to priklauso jūsų gyvenimai ir mokytojas dabar taip, kuriuos mes čia taip, o kuriuos mes čia padarom normaliai, piliečiais. Tai taip, aš galvoju, kad iš tikrųjų yra adekvatų reikalauti, kad mokinių klasėje būtų mažiau ir kad visi mokiniai gautų tai, ko mes norime iš mokyklos ir iš mokymo. Tai iš principo
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga su šita streiko idėja gyvena jau labai senai, praktiškai pusę metų. Jie šneka su ministerija, jie deras, taip toliau. Į tas derybas paskui jungėsi ir kitos profesinės sąjungos, bet tai buvo šita profsąjunga, kuri jas pradėjo. Jeigu klystu, pataisykit mane. Tai va, 5 metai. tai mintis tokia, kad jie iššoko šitas derybas, bet spaudimą, kad šitos derybos atsirastų, darė šita profsąjunga. Tada reikalavimus užkėlė tam, kad pasiekti geresnį kompromisą mokytojų atžvilgiu, vėlgi užkėlė reikalavimai, užsispyrimas, vertybinė pozicija šitos profsąjungos. Ir tada tos profsąjungos kitos, jos iš principo sutiko su tais reikalavimais kompromisiniais, jom viskas tvarkoj. Gal jos, galima sakyti, jų toks racionalas. Bet šita profsąjunga tai toliau vertybiškai eina ir sako, nežiūrėkit, ta prasme, jeigu mes taip toliau, tai vis tiek po 10-15 metų tai nesprendžia situacijos. Tai mes siūlėm kaip moksleiviai ir kitom profesiniam sąjungom bendradarbiauti, kartu žiūrėti, kiek mes galim, kaip sakyti, paspausti ministeriją ir kiek galim pagerinti tą kompromisą mokytojams dėl šio susitarimo. Bet reakcijų buvo iš tikrųjų mažai, tai tik šita profesinė sąjunga su mumis susisiekė, su mumis bendrauja ir taip toliau. Tai mes kviečiam visus ir visas nevyriausybinės organizacijas ir taip toliau mūsų palaikyti, tai to palaikymo iš tikrųjų yra labai mažai. Mes tai visi užsimerkiam ir galvojam, kad čia yra mokytojų problema ir va čia yra kažkokia užsispyrusi profsąjunga, kažkokie, nežinau, labai piktina, kai daug žmonių net nesigėdija vartoti žodžio antivalstybininkai. Atrodo, žmonės dirba mokykloje, ruošia piliečius, atiduoda tam visą savo gyvenimą ir tada jie yra išvadinami broileriais ir taip toliau ir kažkaip pateikinėjami kaip visiškai neadekvatus. Čia aplinkui trainys, ten visokie, taip toliau bando įsipaišyti naratyvus ir viską, bet čia yra mokytojai su savo interesais. Jie tiesiog nori ateit ir pasakyti, kad jiem blogai, jiem sunku. Ir tai yra viskas, čia yra visas naratyvas. Ir tas, kiek mes su šita profsąjunga komunikuojam, tai mes tik tai ir matom ir mes labai gerbiam šitą jų žygį, šitą jų kelią ir mes bandom kiek įmanoma jį palaikyti. Ačiū tau. Vėlgi galim paploti visi. Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje, jos yra pakankamai mano asmeniniu vertinimu silpnos. Ta prasme, 1% jaunimo dalyvauja nevyriausybinio organizacijų veikloje. Tai yra aktyvus jaunimas, kuriem rūpi, kurie stengiasi, kurie rūpinasi, kad iš principo mes turėtumėm kažkokią atsvarą vyriausybiniam sektoriui, kad tenais galėtumėm sakyti, kad žiūrėkit, tos institucijos biški ne taip daro, tos institucijos galėtų ten geriau ir taip toliau. Na ir dabar tas nevyriausybinis sektorius, iš principo, mes vis tiek kalbam, šnekam, prašom to palaikymo jau kuris laikas, prašym ir vakar, prašom ir šiandien, prašysim toliau, niekada nėra vėlu išreikšti palaikymą ir mes visą laiką labai laukiam ir labai priimam ir labai mielai ir labai šiltai. Bet ta konkurencija tarp nevyriausybinių organizacijų, jinai kažkodėl yra, aš jos visiškai nesuprantu. Nes kad jeigu vieni palaiko arba vieni eina kartu, tai tada jau nelygis maždaug, ta prasme, kartu palaikyti mokytojus ir švietimą. Man tai šitoje vietoje nėra iki galo suprantama. Aš suprantu, kad yra tam tikrų biurokratinių kliūčių. Kai kuriam nevyriausybinėm organizacijom tai turi būti, iš principo, vis tiek pagal struktūros sistemą priimti sprendimai, pasitariant su nariais, su visokiais, ta prasme, taip toliau tenais tam tarybom. Pagal veikimo principus. Pagal savavimo principus. Bet iš principo galima pasidaryti visą laiką iš anksto, jeigu yra noras tai daryti, arba jeigu yra noras tai daryti, visą laiką galima daryti neeilinius dalykus, arba galima tuos dalykus sakyti, kad mes darysim, mes kelsim šitą klausimą, va tada ir tada, ten ir ten. Na ir iš tikrųjų svarstyti bent jau tą klausimą, išreikšti palaikymą mokytojams. Bet taip visiškai tylėti, ta prasme, aš nesuprantu, kodėl, ta prasme, būtų kažkoks racionalus argumentas iš kažkokios nevyriausybinės organizacijos pusės, kodėl to reikėtų nedaryti, jeigu tai yra jų nuomonė svarbus visuomeniai klausimas. Galbūt nesvarbus, galbūt mes visi spjovėm ant to švietimo, pasisamdysim, ta prasme, kokį nors robotuką už 10 metų ir jisai pamokys mūsų vaikus, bet, nežinau, dėl socialinės nelygybės kelimo labai drastiško tada. Kurie iš tikrųjų sėdės, o kurie pasiims tas žinias, kurių nepasiims. Tai taip, robotukas tai tik, belieka spėti, kada galės išmokyti ir matematikos, ir kokių tais gyvenimo įgūdžių, žodžiu, daug dalykų. Bet mokiniams, kai pamokos nevyksta, jiem tai yra nauja. Tikriausiai nauja daugeliu. Tai kaip galbūt šią situaciją, kuomet vieni mokiniai išreiškia solidarumą, palaikant mokytojus, galbūt eina kartu žygį ir panašiai, o kiti
galbūt, nežinau, lieka namie, ar užsiema savo mėgstamą veiklą, ar, nežinau, stengiasi pasprukti kuo greičiau gal iš to mokyklos suolo ir jiem tai kaip atostogas, tai kaip samprotauja šitą situaciją vertina būtent jūsų bendraamžiai? Kaip vertinam streiką vėl, tai mes bijom realiai to streiko, nes nauja programa, nei mokytojai, kai kurie nežino, kaip iš tikrųjų reikia išmokinti, nei mokiniai žino, ko jie tikisi. Ta prasme, yra tikrai nemaža baimė, kad tas streikas ilgai tęsis, nes tai atima tikrai didelę dalį visko, ko reikia išmokti per šios metus. Tai jo, o tie, kurie nepalaiko, tai aš manau, tik tais laikas parodys, kurie po to neišlaikė egzaminų gali pasibaigti. Tai nebūkim gal tokie kategoriški, bet vėlgi, turbūt tiesos grūdas yra visame, kad... Streikas tikrai gąsdina, nes vis tiek reikia mokintis, vis tiek egzaminai, visa kita, bet reikia žiūrėti pozityvą, kad kažkas gero tikrai išeis iš to ir tie mokiniai, kurie palaiko, jie labai daug prisideda ir tie, kurie nieko nedaro, tai gal jie, žinoma, ilsisi nuo mokslo, kai, tai nėra labai blogai, bet tikrai reikia iniciatyvos iš visų mokinių. Labai teisingai pasakyta. Jonai, vėlgi, ką tu manai? Jo, tai aš visai pritarčiau iš tikrųjų. Aš manau, kad yra tokios dvi tendencijos. Yra tie mokiniai, kurie yra labai sunerimę dėl to, kas vyksta, kaip vyksta. Ir jie tada labai aktyviai įsijungia į streiko veiklas. Jie eina iš Klaipėdos, iš kitų miestų, miestelių. Jie dalyvauja čia šiandien ir dalyvaus. Ir jie nori, kad kuo greičiau tai pasibaigtų. Jie nori, kad kuo greičiau būtų pasiektas susitarimas, kad iš tikrųjų atsisėstų vyriausybė, Seimas, institucijos ir pasižiūrėtų, kaip mes planuojame savo biudžetą. Ar mes iš tikrųjų negalime, pasimastyti, kokias mes priemonės galime įgyvendinti, kad dabar tas tendencijas, kurios yra švietimo lauke, mes apverstumėm arba paspartintumėm jų, pavyzdžiui, pedagogikos studentų skaičiaus kilimą. Tai, o kita grupė mokinių, tai jie, aišku, kaip laisvų bilietų pasinaudos, galbūt neis į pamokas, galbūt nedalyvaus ir taip toliau. Iš principo, iš pamokų niekas neišleidžia, reikia sėdėti mokykloje, reikia tenais būti tiesiog, bet tiesiog toks buvimas, laukimas ir tada toks ruošimasis, tiesiog, bet tada jau baimė, iš principo, kad kaip aš tada išlaikysiu savo egzaminus. Tai kas iš tikrųjų yra kiekvienam mokiniui labiau priimtina, tai pasirinkti kiekvienam mokiniui. Žinoma, man asmeniškai tokia pozicija galbūt priimtinesnė yra, kai mes tada visi susimobilizuojam, susitelkiam, kartu parodom, kas mums yra svarbu, pasiekiam savo rezultatų greitai čia, operatyviai ir tada einam mokytis toliau. Bet iš tikrųjų laikas parodys. Dabar reikia suprasti dar kartu ir mokytojų perspektyvą šitoje vietoje, tai jie turėjo kiek programų atnaujino šiais metais? Visas. O turinį turit? Medžiagą turit? Mokytojai sako, kad ne. Nelabai. Kažkada turės? Tai kažkada turės. Tai iš tikrųjų mokytojams reikia suprasti, kad irgi yra labai baisu ir mokytojams iš tikrųjų irgi yra labai neramu ir šią vasarą jie labai, čia jau sarkastiškai kalbu, labai neramiai ilsėjosi, galima sakyti. Dauguma mokytojų, tie mokytojai, kurie pilietiškai, tai tiesiog spjovė ant savo vasaros atostogų ir ruošė medžiagą. Tai ir galvoja, kaip čia mums dabar sudėlioti visą turinį, tam, kad mes galėtume mokytis nuo pradžių. Ir įvertinus tai, reikia suprasti, kad mes visi švietime taip jaučiamės. Taip jaučiasi mokinys ir mokytojas. Kiekvieną dieną klasiai. Ir tada yra visuomenė, kurie tame nedalyvauja, kuri neprisiliečia. Jie mato, kad ten mokytojai iš mūsų aplinkos pervargę, niekada neturi laiko kaip kolegos kavos, ten į kokį koncertą ir taip toliau, nes visą laiką maždaug aš pareinu ir griūnu. Pareinu ir viso gero. Ir mes nesuprantam, kaip jie gyvena, kodėl jie visą laiką tokie, taip jaučiasi. Ir mokiniai visą laiką yra tokie pikti, užspausti ir taip toliau, kurie iš tikrųjų nuoširdžiai mokosi. Jeigu iš tikrųjų nuoširdžiai mokaisi viską, tai yra praktiškai neįmanoma. Ir dalinai dėl to, kaip mes mokomės tas 8 valandas mokykloje, nuo 8 ryto iki 3, 4, 2. Jeigu iš principo visas ugdymas tenais yra 100% kokybiškas, tai praktiškai nereikėtų, likusios dienos praleisti tada korepetitoriams, namų darbų ruošai, individualiam skaitimui ir taip toliau. Nes gaunasi taip, kad mokinys iš principo savo ugdymui jisai dirba nuo 8 ryto iki 8 vakaro, jisai nueina, pramiega, jis vėl atsikelia ir vėl tas ratas sukasi.
Na ir iš principo, gal kažkas dar neformalioje veikloje dalyvauja ir taip toliau, tai irgi yra savotiškas savo asmenybės Ugdymas, be abejo, taip. Jo, tai iš principo toj veikloje besisukantiem mokiniam ir mokytojam yra sunku ir baisu visiems. Kad kiti to nesupranta, nejaučia tiesiogiai, mes irgi suprantam, bet dėl to mes darom šitą streiką, dėl to mes čia kalbam, dėl to mes bandom parodyti, dėl to mes čia simuliuojam pamoką, dėl to mes einam iš miestų miestelių. Tai va, tai galbūt būtų galima į tai įsigilinti, išgirsti mums bent patiems švietimo bendruomeniai, mokykloje, suprasti, kad yra tokia situacija, tai kartu pripažinti ir tada eiti bendro tikslo link. Kad, žiūrėkit, visi žiūrėkit, kaip čia pas mus yra. Plojimai. Yra dvi tos mūsų pagrindinės idėjos, ką mes čia darom. Tai yra kiekvieną dieną, nuo šiandien iki tol, kol vyks streikas, čia, Vinco Kudirkos aikštėje Vilniuje, vyksta gyvos pamokos, kita pamoka streikas. Kviečiam čia dalyvauti ir parodyti savo buvimu tiesiog. Ateina žurnalistai, jie fotografuoja, jiem, iš tikrųjų, jeigu čia pasižiūrėti, kas ką palaiko, tai ir pasako viską čia esantys žmonės. Tai jeigu jūs palaikote, nesvarbu jūsų nevyriausybinė organizacija oficialiai išėjo ar neišėjo su pozicija, ar jūsų mokykla jums leido ar neleido ir taip toliau, tai jūs būkite čia ir vien tas jūsų buvimas čia kartu su mumis, jisai duos labai labai daug. Toliau yra eisena, tik einantis įveikti kelią. Tai iš principo yra sudėlioti maršrutai nuo Alytaus iki Vilniaus, nuo Marijampolės iki Vilniaus, nuo Klaipėdos iki Vilniaus, nuo Šiaulių, Panevėžio, pro Panevėžį iki Vilniaus ir nuo Zarasų Visagino iki Vilniaus. Tie maršrutai yra atviri, į juos prisijungti gali bet kas. Ten eina mokytojai, mokiniai ir kas nori prisijungti. Juos reikia užsiregistruoti ir jūs galite prisijungti bet kurioje maršruto vietoje. Jeigu pavyzdžiui, ten dabar Andrius Navickas su mokytojais ir mokiniais yra Baltriškių vienuolyne, tai rytoj jūs galite nuvažiuoti Baltriškių vienuolyną ir eiti nuo Baltriškių vienuolyno į sekančią miego vietą. Ir jūs priims, galite daryti taip su bet kuriuo maršrutu ir bet kada galite atsijungti. Tai jeigu, pavyzdžiui, esate studentas, galite eiti savaitgalį, jeigu esate tėvai ir galite eiti savaitgalį, galite eiti. Jeigu negalite eiti darbo dienomis, jeigu esate mokinys, jūs galite eiti nors ir visą laiką, nes mes pamokas mokiniam pateisinam. Ir tam priežastis yra, tai yra edukacinio tipo renginys. Paskirtis yra ugdomoji. Tai šitoj vietoj, visos sąlygos yra ir tiesiog ieškokit tos informacijos, jinai yra atmintinėse, kaip prisijungti konkrečiai, bet vėlgi tam Facebooko renginyje, kaip prisijungti prie tų maršrutų, su kuo kontaktuoti, ten yra visi numeriai, visiems galite paskambinti, terrorizuokite Lietuvos moksleivių sąjungą, jums tikrai kažkas pakels ir tikrai kažkas kažkur nukreips ir tikrai rasite, kur prisijungti. Tai va. Taip, tai tikrai noriu dar priminti, jog Facebook'e renginys tik einantis įveikia kelią, tai tikrai visi gali rasti ir labai teisingai Jonai viskas paminėta. Tai ačiū tau, ir po truputį temsta, žmonių gretos vis didėja vakarui bėgant, penktadienio vakarui. Ir norėčiau mūsų diskusijos, tokios kaip pilietiškumo pamokos, paskutinį klausimą užduoti tokį. Vyksta streikas, vienokiu ar kitokiu būdu jis baigsis kažkada, 100 metų tikriausiai nestreikuosim, bet kas čia žino. Ir pažiūrėkime į ateitį, pažiūrėkime į ateitį, kas mūsų laukia, kas mūsų gali laukti. Tai klausimas skambėtų taip, kokią įtaką, kokią reikšmę turės dabartinis procesas, susidedantis iš streiko, iš žygio, iš įvairių, akcijų, mitingų, vieni kitų palaikymo ateičiai, tarkim, po 5 metų. 5 metų vizija. Pasidalinkit, kas jums šauna į galvą, kokią įtaką dabartinis procesas turės po 5 metų. Aš tikiuosi, kad po 5 metų nereikės streikuoti, nei po 10, nei po 15, nei po 100. Aš tikiuosi labai norėčiau, kad šitas streikas būtų paskutinis mokytojų streikas, kad surastų visus kompromisus, kad algos kiltų, vaikų skaičius mažėtų, kad ugdymo programa būtų pati geriausia visoje Europoje ir visam pasaulyje. Lietuvoje labai tikiuosi, kad šitas streikas ilgai neužsitęs, kad mokytojų būrys tik tais didėtų, kad atsirastų kiekvienais mokytojais ten po 100 000 daugiau mokytojų, kad iš kitų šalių mokytojai važiuotų pas mus mokytis, kad mes irgi važiuotume, kad sakytume, kad vyktų mokytojų mainai, pavyzdžiui, nežinau, kad dalintųsi vieni kitų idėjomis, kad trauktume mes naujus mokinius čia būtent atvykti mokytis, kad mokytojus irgi čia trauktų, kad tiesiog, kad
Aš norėčiau, kad po 5 metų, kad Lietuva būtų bent jau tarp top 10 geriausių šalių, kur galima mokytis, arba top 5 kokių. Tai labai norėčiau, kad šitas streikas tai padarytų. Labai sutinku. Aplokim. Ūla? Labai sutinku, ypač, kad mokytojai iš užsienio ateitų irgi dėstytų, mokytų. Apskritai tikiuosi, kad mokytojai nebūtų pervargę, kad jie turėtų laiko pailsėti ir negalvotų apie mokyklą, apie mokinius visą laiką. Nes irgi žmonės, jiems reikia pailsėti. Ir tikrai tikiuosi, kad atlyginimai pakils ir visko, ko jie nori, tiesiog išsipildys, kad prieisim prie kompromiso. Na ir Jonai, tavo kokią viziją gali brėžti? Taip, labai geras klausimas iš tikrųjų. Aš turiu korektišką atsakymą ir turiu tokį nuoširdų atsakymą. Kokio atsakymo nori publika? Nuoširdaus, tai demokratija. Aš iš tikrųjų galvoju taip, kad sveikoji demokratiniai visuomeniai tokios išraiškos kaip streikas yra kaip skiepai, kaip higiena. Ta prasme, jeigu mes norim, kad vyriausybės, kad Seimas, kad institucijos girdėtų tai, kas savivaldybės, dargi labai svarbu savivaldybės, jos turi labai daug švietimo kompetencijos pas save pačios, ne tik ministerija ir ne tik vyriausybė ir Seimas. Kad jos girdėtų, ko reikia piliečiam, ko reikia švietimui, ko reikia gydytojam, ko reikia gaisrininkam, ko reikia policininkam, ko reikia dėstytojam, studentam, viskam. Reikia parodyti, kad tai yra svarbu. Reikia garsiai pasakyti. Net jeigu yra normaliai funkcionuojanti nevyriausybinė organizacija, tenais aš nueinu vienas su savo kolega ir sakau, gerbiamas Seimo narys, žiūrėkit, labai blogai čia su šito švietimu, labai blogai. Ir aš ten sėdžiu vienas, aš jam pasakoju, jis toks, jo, blogai, suprantu, jo, čia kaip buvo blogai, taip ir yra blogai. Bet kai išeina žmonės visi ir parodo, kad žiūrėkit, tikrai blogai, tada tų sprendimų, kuriuos ta bendruomenė prašo priimti, nebegalima ignoruoti. Tai iš principo, aš ko tikiuosi 5 metų perspektyvoje ir ką dabar demonstruoja Lietuvos moksleivių sąjunga su LHDPS, tai kad reikia susiimti visiems, parodyti drąsą, pasiryžti, skirti tam laiko, atvykti ir nebijoti išreikšti savo valią. Tai aš tikiuosi, kad tokia, kaip pasakyti, aš noriu, kad galbūt išsivystytų iki galo tokia prancūziška kultūra, kur mes streikuojam dėl visko absoliučiai, dėl menkiausių dalykų, bet lietuviai, iš principo, jie, tokie visiškai, ta prasme, susikaustę, tokie ramus, ir negavau, ir gerai, reiškia, man taip lemta, ir aš čia sėdėsiu toks vargšelis, ir gerai, ir numirsiu, ir tvarkoju, ir išeisiu šitą pensiją, ir nebedėstysiu daugiau mokykloje. Arba išvažiuosiu į Lietuvą, iš Lietuvos į užsienį ir taip toliau. Tai iš principo, toks, kaip pasakyti, mūsų mentalitetas, kuris galbūt ir Sovietų sąjungos yra labai didelis palikimas. Tai, kad mes esam pastatyti į tam tikrą sistemą, į tam tikrus rėmus. Tu ten, tavo vieta ten, tu ten sėdėk, tu daugiau nekišk savo nosies, tu nekelk savo klausimų. Mes turim švietimo tarybą, mes su jumis dėl sprendimų nepasitarsim savivaldybei. Tu tenais esi mokytojų profsąjungos narys, tai tu čia jau antivalstybininkas, jeigu tau reikia didesnių atlyginimų už tavo savo interesų grupę. Man čia yra labai įtarūs naratyvai formuojami ir aš manau, kad tai, kad mes šitoje visuomenėje galėtume mąstyti kitaip ir veikti kitaip ir pasiekti visiškai kitokio progreso labai greitai, nes mūsų valstybė mažai lanksti, aš manau, kad būtų labai sveika. Aš tikiuosi, kad šitas streikas paskatins, bent jau kažkiek prie to prisidės, galbūt 5 metų perspektyvoje. Jo, ir aš dar norėčiau labai pasidalinti tokią trumpą ištrauką, kas galbūt tiktų šiam klausimui. Tai ši ištrauka yra iš 9 klasės geografijos vadovėlio. Tai ištrauka skamba taip. Geriausia valstybės investicija yra į švietimą, nes žmogiškasis kapitalas sukuria pridėtinę ekonominę vertę, didina šalies našumą, skatina ekonominį konkurencingumą ir stiprina valstybę. Už šią teoriją mokslininkui Teodorui Šulcui suteikta Nobelio premija. Taip. Labai teisingas įžvalgos ir, kaip matote, mūsų diskusija pilietiškumo pamoka atėjo į pabaigą, tai tikrai pirmiausia labai noriu padėkoti jums, čia visiems susirinkusiems, tikiuosi matysimės ir rytoj, ir poryt, ir kitą savaitę, ir palaikysime vieningai vieni kitus. Labai noriu padėkoti Jonui iš Elektrėnų Versmės gimnazijos. Ačiū.
kitam Jonui, tai mūsų Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentui, be abejo Ūlai iš Vilniaus Švento Kristoforo gimnazijos, na ir man be abejo, man Ignui taip pat buvo labai smagu ir įdomu būti čia su jumis. Tai ačiū visiems ir gražaus, aktyvaus likusio vakaro. Būkime, vienykimės, palaikykime vieni kitus, nes tik einantis įveikia kelią. Ačiū. Mokytojai be vilties, mokiniai be ateities. Kita pamoka. Streikas.